Gero ryto, aloha, namaste, Jai Shri Krishna. Labai dėkoju, Samir, už malonų pristatymą. Jis čia vadovauja labai griežtai ir tvarkingai. Noriu padėkoti visiems jums už skirtą laiką ir prisijungimą šį rytą, kai pradedame šios kritinės ir konstruktyvios diskusijos dieną. Man didelė garbė būti vėl Indijoje. Praėjo pernelyg daug laiko, tačiau visada nepaprastai šilta ir maloni patirtis. Žinant turtingą šios šalies istoriją ir gyvybingą demokratiją, kuri sudaro pagrindą ypatingiams ilgalaikiams ryšiams tarp mūsų dviejų valstybių. Šiandien norėčiau pradėti mūsų pokalbį pasisveikinusi aloha ir namaste, nes priešingai populiariam įsitikinimui šie žodžiai yra ne tik pasisveikinimai, abu jie turi labai gilę dvasinę ir galingą prasmę, kurios man asmeniškai yra gyvenimo esmė ir širdis. Tikiuosi, kad jie įkvėps prasmingą dialogą ir pokalbius čia, Raisina. Kai sveikinamės aloha ir namaste, tai iš tiesų reiškia, aš ateinu pas tave su pagarba. Tai amžinojo dieviškojo pradmens esančio kiekvieno mūsų širdyje pripažinimas. Tai priminimas, kad mes visi esame susiję. Visi esame Dievo vaikai, nepriklausomai nuo rasės ir religijos, etninės priklausomybės, politinių pažiūrų, kilmės, visuomeninės padėties. Tokiu pasisveikinimu atveriame duris daug gilesniam ir prasmingesniam mainui, kuris peržengia pernelyg dažnai pokalbius nuodijančią susiskaldymą ir partinį priešiškumą. Tai esminis priminimas, kad tai, kas mus vienyje, yra gerokai galingiau už tai, kas mus skiria. Džiugu būti vėl Indijoje. Ypatingai noriu padėkoti premjerui Modi už kvietimą susitikti su naujais draugais, pasisveikinti su senais draugais iš viso Indijos Ramiojo vandenyno regiono ir viso pasaulio. Iš karto po šio dialogo vykstu atgal į Vašingtoną, tačiau pastarosiomis dienomis vyko konstruktyvus darbas su Indijos kolegomis, siekiant tęsti impulsą, kurį sukūrė prezidento Trumpo ir premjero Modi bendras pareiškimas, paskelbtas Vašingtone po jų susitikimo ovalinėme kabinete. Mūsų dviejų šalių partnerystė dešimtmečius buvo stipri, vadovaujant dviem iškiliems lyderiams ir tikriems draugams, prezidentui Trumpui ir premjerui Modi. Ji grindžiama bendromis taikos, laisvės, saugumo ir klestėjimo vertybėmis. Esu įsitikinusi, kad ši partnerystė ir draugystė tarp mūsų tautų bei lyderių ir toliau augs bei stiprės. Dėkoju, kad esate čia kartu su mumis, nes tokie susitikimai itin svarbus. Jie suteikia galimybę tiesiogiai diskutuoti ir kalbėtis apie aktualiausius ir skubiausius mūsų laikmečio iššūkius. Šios konferencijos tema negalėjo būti tinkamesnė: žmonės, taika ir planeta. Pagrindiniai siekiai, kurie mus vienyje. Tai pamatas, ant kurio remiasi klestėjimas, saugumas ir laisvė. Jei nėra taikos, negali būti tikro klestėjimo, saugumo ar laisvės. Todėl šiandien mūsų veiksmai, dialogas, įsipareigojimus šiems principams, vienas kitam, partnerystėms ir bendrai ateities vizijai patvirtinimas suteikia galimybę kurti prasmingesnius ryšius ir dirbti kartu žmonių labui, planetos apsaugai ir taikos siekiui. Esu Ramiojo vandenyno vaikas, gimiau Amerikos Samoa, augau Havajuose, didžiąją gyvenimo dalį keliavau po Indijos Ramiojo vandenyno regioną ir dirbau daugelėje šalių, gerai pažįstu turtingas ir gražias kultūras, svetingumą ir gerumą, kuriuos patyriau visur, kur buvau, taip pat kiekvienos šalies turtingą istoriją, leidžiančią geriau suprasti regiono sudėtingumą ir niuansus. Tai milžiniškas ir itin svarbus regionas, ne tik geografinė erdvė, bet ir 21 amžiaus geopolitinis traukos centras. Taikos ir stabilumo užtikrinimas čia yra gyvybiškai svarbus kolektyviniam saugumui, ekonominiam klestėjimui ir gebėjimui kartu spręsti didžiausius mūsų laikmečio iššūkius. Tai privalome daryti kartu, kaip tautos, lyderiai ir žmonės. Deja, gyvename laikais, kai karai ir konfliktai vyksta daugelėje pasaulio frontų. Atominiai mokslininkai įkurti 1945 metais Alberto Einšteino ir Oppenheimerio Domstai laikrodį nustatė 89 sekundės iki vidurnakčio, arčiau branduolinės katastrofos ribos nei bet kada anksčiau. Todėl jūsų dėmesys taikai žmonėms ir planetai yra itin aktualus.
Tokie laikai reikalauja, kad lyderiai sustotų už mus visus ir būsimas kartas liečiančius interesus. Deja, istorija rodo, kad vien raginimas taikai pernelyg dažnai sulaukia atakų ir šmeižto kampanijų. Puikus pavyzdys prezidento Trumpo naujausia prezidentinė kampanija. Vienas pagrindinių jos ramščių buvo įsipareigojimas taikai Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimui, žudynių sustabdymui ir Trečiojo pasaulinio karo bei branduolinio konflikto prevencijai. Už šį įsipareigojimą jis buvo negailestingai puolamas tiek vidaus politinių oponentų ir tradicinių žiniasklaidos priemonių, tiek užsienio veikėjų. Nepaisant šių atakų ir šmeižto kampanijų, Amerikos žmonės triuškinančią daugumą grąžino jį į Baltuosius rūmus ir aiškiai pareiškė mandatą taikai, kurį jis įgyvendino jau ir šią akimirką. Šių tikslų neįmanoma pasiekti vienam žmogui ar vienai valstybei. Pažanga link taikos, saugios, laisvos ir klestinčios visuomenės įmanoma tik tai kartu. Ir ji prasideda nuo mūsų. Norėčiau pasidalinti keliomis ištraukomis iš vienos galingiausių kada nors girdėtų kalbų prezidento Johno F. Kennedy kalbos Amerikos universitete 1963 metais apie taiką. Jis sakė, pirmiausia, turime peržiūrėti savo požiūrį į pačią taiką. Per daugelis mūsų mano, kad ji neįmanoma. Daugelis ją laiko nerealistiška, tačiau tai pavojingas pralaimėjimo nuostata, skatinantis įsitikinimas. Jis veda prie išvados, kad karas neišvengiamas, kad žmonija pasmerkta, kad mus valdo nekontroliuojamos jėgos. Mes neprivalome priimti šio požiūrio. Mūsų sistemos sukurtos žmogaus, todėl jas gali išspręsti žmogus. Žmogaus protas ir dvasia nekartą išsprendė atrodžiusius neišsprendžiamus uždavinius ir mes tikime, kad tai galima padaryti vėl. Jis tęsė, aš nekalbu apie absoliučią begalinę taikos ir geros valios sampratą, apie kurią svajoja kai kurie fantazuotojai ir fanatikai. Susitelkime į praktiškesnį ir pasiekiamesnę taiką, grindžiamą konkrečiais veiksmais ir efektyviais sprendimais atitinkančiais visų šalių interesus. Nėra ne vieno paprasto rakto šiai taikai, nėra didingos ir stebuklingos formulės, kurią priimtų viena ar dvi galios. Tikra taika turi būti daugelio tautų kūrinys, daugelio veiksmų suma. Ji turi būti dinamiška, o ne statiška, keičiantis kartu su kiekviena nauja karta. Su tokia taika vis dar bus nesutarimų ir prieštaraujančių interesų, kaip ir šeimose bei tautose. Pasaulio taika, kaip ir bendruomenės taika, nereikalauja, kad kiekvienas mylėtų savo artimą. Ji reikalauja tik abipusio pakantumo ir ginčių sprendimo teisingų bei taikių būdų. Jis baigė, tad tęskime, taika neturi būti neįgyvendinama, o karas neišvengiamas. Aiškiau apibrėždami tikslą, padarydami jį labiau pasiekiamą ir mažiau tolimą, galima padėti žmonėms jį pamatyti, pasisemti vilties ir nenugalimai judėti jo link. Šie galingi žodžiai 1963 metais buvo tokie pat aktualūs ir teisingi kaip ir šiandien. Jungtinėse valstijose prezidentas Trumpas lieka nepajudinamas savo įsipareigojime siekti taikos per realizmo ir pragmatizmo strategiją. Taikos užtikrinimas per stiprybę, apie kurią jis kalba itin dažnai, reikalauja stipraus lyderystės su aiškiu ir realistišku globaliu iššūkiu bei galimybių suvokimu. Tai reikalauja įsipareigojimo puoselėti kultūrinius ir ekonominius ryšius, mažinančius konflikto eskalacijos tikimybę ir atsidavimo abipusiems interesams stiprinti. Tai reikalauja lyderių drąsos, tiesiogiai bendraujant su draugais ir priešininkais, siekiant didesnio supratimo, skirtumų sprendimo ir konflikto eskalacijos prevencijos. Reikia lyderių, nebijančių sakyti nepatogios ir nepopuliarios tiesos, užduoti sunkius klausimus, mesti iššūkį įprastam požiūriui, ar, kaip visada buvo daroma, kad būtų pradėtos sunkios, bet būtinos diskusijos apie realybę ir geriausią kelią į priekį, siekiant bendro taikos, laisvės, saugumo ir klestėjimo tikslo. Kaip prezidentas Trumpas yra įsipareigojęs Amerika pirmoji, pirmiausia saugodamas Amerikos žmonių saugumą, laisvę,
Štai premjeras Modi yra įsipareigojęs Indija pirmoji, o premjeras Luksenas Naujoji Zelandija pirmoji. Tai natūralus bet kurio lyderio įsipareigojimas savo tautai. Tačiau Amerika pirmoji neturi būti suprantama kaip Amerika viena. Kartu, kuriami ryšiai yra esminiai siekiant bendrų interesų. Todėl tokie renginiai kaip šis Raisina forumas yra itin svarbus. Jie suburia žmonės iš daugiau nei 120 šalių, suteikdami platformą valstybių vadovams, ministrams, verslo ir nevyriausybinių organizacijų lyderiams, strateginių tyrimų centrų atstovams susitikti Aloha dvasioje, vykdyti atvirą ir tvirtą dialogą, didinti tarpusavio supratimą. Būtent bendros vertybės ir toliau formuos mūsų partnerysčių ir pasaulio ateitį, nors atstovaujame suverenioms valstybėms su unikaliomis perspektyvomis ir interesais. Dirbdami sąžiningai, skaidriai ir strategiškai galime užtikrinti taikesnę, laisvesnę, saugesnę ir klestinčią ateitį savo žmonėms ir visam pasauliui. Labai ačiū. Aloha. Jai Shri Krishna.